kare su Rusija. Trečias pasaulinis karas yra pakeliui, akivaizdu. Na, yra įdomu dar tai, kad pačioje Rusijoje irgi vyko, kaip sakant, viskas, kas vyko. Ir vėlgi tai prieina prie to, kad Rusijoje įtaką turi tiek CDC, tiek Centrinis bankas, tiek visa kita. Viskas tas pats vyko visur, Rusija yra neišimtis. Rusijos Sputnikas nebuvo pagamintas iš šventos dvasios. Ir su daugybė žmonių taip pat atsitiko labai blogų dalykų. Ir tai rodo tik tai vieną, kad šita visa sistema yra visur įsikerojusi ir kad per jungtinės, kaip sakant, pastangas ginkluotųjų pajėgų vienintelis kelias yra iš to išeiti. Ar tai būtų Rusijos pajėgos, ar tai būtų kokios Lietuvos pajėgos ginkluotosios, ar Jungtinių valstijų ginkluotosios pajėgos, vienintelis kelias yra išeiti iš to, nes civiliniai, kaip sakot, institutai jau nebeveikia. Toj pačiai Rusija taip pat nebeveikia. Tiek skaitmenizacija, tiek čipizacija, tiek viskas kitas jau ten pilnai veikia ir lygiai taip pat jie dabar jau ruošiasi turbūt ir naujai vakcinacijai. Bus įdomu pažiūrėti, kaip sakant, kągi Rusija darys, kokią politiką vykdys ir tai bus, aš sakyčiau, kad kaip lakmuso popierėlis, kas iš tikrųjų yra Rusija šiai dienai. Jeigu pas juos eis su šita isterija vakarų lygiai tą patį čipizaciją ir skepizaciją, kaip sakant, tai vadinasi, kad nėra jokio skirtumo tarp jų ir vakarų. Tiesiai šviesiai. Arba jeigu jie nepastatys vietą arba neišeis iš PSO. Jeigu jie vykdys PSO, taip kaip jie akivaizdžiai vykdo dabar vakarų to šitogi pasaulio ekonomikos forumo programą su savo skaitmenizacijos visais reikalais, su skaitmeninė valiuta, su Kinija beje, kuri yra priešaky ekonominio forumo, kuri pati jau daro skaitmeninį konclagerį pas save. Na tai patys suprantat, kad Rusija yra tik tais viena iš tų pačių valstybių ir kad daug kas, ką mes matome, yra farsas ir spektaklis. Gali būti ir šitai, bet laikas parodys, kaip yra iš tikrųjų. Bent jau ginkluotųjų